Tai labas visiems, šitam video aš filmuosiu, kai važiuosiu į zoologijos sodą. Tikiuosi, kad jums labai patiks, nes jis yra atnaujintas dabar. Tai dar nebuvau važiavus, tai važiuosim su šeima. Tai labai laukiu pažiūrėti, kaip atnaujino. Tai šitas video bus, kad praleiskit kartu dieną su manimi. Taip, dabar aš valgau marškatukus. Labai skanus. Ai, dar kai gavau apyrankę iš tetos. Jinai parvežė, man atrodo, iš Graikijos kažkas tokio. Ir ten buvo prisidėjus toks kaip lapelis, ten kažkokią pasaką parašyta. Žodžiu, aš jų graži. Ten jinai davė man pasirinkti arba žalią, arba juodą, tai aš juodą pasirinkau tokią gražią. Buvau parduotuvėje, nusipirkau ledų ir dar tokį šokoladuką. Ir tada vėl turėjau eiti, nes mama prisiminė, kad grietinės turėjau nupirkti. Tai vat. Tenais parduotuvėje kažkoks papiškinį nesveikas žmogus kažkoks ten. Tai dabar jaučiu nieko neveiksim ir tik vakare važiuosim, nes žiauriai karšta. Tai jau dabar važiuojam. Jau įsėsim į mašiną ir važiuosim į parką. Žinokit, man jau nusibodo laukti, iš tikrųjų, kol važiuosim. Tai va, išsėdim. Trumpam biškį sustojom į degelį. Dabar nusipirkau krosaną ir va tokį gėrimą. Dabar biškį pavalgiam ir važiuojam į zoologijos parką. Este dulce, chico. Dabar sustojom, dabar nusipirksim valgyt kebabų. Taip pat aš biškį tyliau šneku, nes prie manęs brolis miega. Tai jo, tai va, tai žiauriai patiko zoologijos sodas, tikrai patariu jums nuvažiuoti, jeigu nebuvo dar. Labai smagu. Aš stengsiuosi jums įdėti ne tiek daug video ir nuotraukų, nes manau, aš ten žiauriai daug pridariau, tai pasistengsiu, kad taip normaliai būtų. Tai va, ir aš manau, kad čia gal ir pabaigsiu video, nes aš grįžus turėsiu jį sueditinti ir įkelt, nes aš nuo rytojaus pradėsiu iki penktadienio filmuoti naują video, tai laukit būtinai ir jo. O čia, manau, ir pabaigsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Čiau! Mua.